Grįžtame į studiją ir čia aktualus pokalbis. Šįryt kalbėsime apie tai, kiek gali kainuoti privalomo sveikatos draudimo fondo biudžetui fizinių asmenų veiksmais padaryta žala ir apie jos išieškojimo aspektus. Kalbėsime su Vilniaus teritorinės ligonių kasos teisės skyriaus vedėju Tomu Ragausku. Labas rytas. Labas rytas. Tad pradėkime nuo pačių pradžių. Kada ir kaip atsiranda fizinių asmenų padaryta žala privalomajam sveikatos draudimo fondo biudžetui? Kalbant apie fizinių asmenų neteisėtais veiksmais padarytą žalą privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui, būtų galima išskirti turbūt tris didelės grupės, tris atvejus, kuomet atsiranda ta žala. Tai pirmasis atvejis būtų, kuomet nusikaltimų ar baudžiamojo nusižengimo, administracinės teisės pažeidimą darant, yra sužalojamas kitas asmuo, jam tenka gydytis gydymo įstaigoje. Kaip žinia, už gydymo paslaugas yra apmokama iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto ir tokiu būdu susidariusi žala už tokio asmens gydymą yra išieškoma iš nusikaltimą padariusio asmens. Antrasis atvejis tai būtų tos situacijos, kuomet eismo įvykio metu nukenčia žmonės, yra sužalojami, jiem reikalinga medicininė pagalba, jie yra gydomi. Vėlgi situacija ta pati, už gydymo įstaigas yra apmokama privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis ir jos yra išieškomos iš kaltų asmenų. Taip pat būtų galima išskirti dar vieną grupę, tai žala privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui atsiranda tuomet, kai nedrausti asmenys pasinaudoja Europos sveikatos draudimo kortele keliaudami užsienyje. Tai tokiais atvejais už sveikatos paslaugą suteiktas užsienyje yra apmokama iš ligonių kasų biudžeto ir ligonių kasos tas pinigų sumas išsiieško. Tai štai būtų trys tokios pagrindinės grupės. Ir čia vertėtų pažymėti, kad kartais žmonės nelabai supranta, kodėl jie tą žalą turi atlyginti. Tai ateina ir sako, tai juk nukentėjęs asmuo yra draustas valstybės lėšomis, tai kodėl aš turiu tuos pinigus sumokėti? Tai dėja, teisės aktai reglamentuoja taip, kad kiekvienas asmuo turi elgtis rūpestingai ir nepadaryti jokios žalos kitam asmeniui savo neteisėtais veiksmais, tame tarpe ir žalos sveikatai. Ir būtent iš to kyla pareiga atlyginti kitiem asmenim padarytą žalą. Kiti asmenys klausia, sako, juk aš pats esu draustas valstybės lėšomis, tai kodėlgi aš turiu vėlgi tuos pinigus sugrąžinti į biudžetą. Tai šitoj vietoj svarbu būtų paminėti, kad privalomasis sveikatos draudimas, jisai neturi civilinės atsakomybės komponento. Tai reiškia, draudžiamas yra tik asmuo, jo sveikata ir tai visiškai nereiškia, kad valstybės lėšomis turi būti apmokama jo padaryta žala kitiem asmenim. Tai štai būtų trys pagrindiniai tokie aspektai. Kokia žala, apskritai, ar turite tokius duomenis, kiek būtent buvo apskaičiuota ta žalos atlyginimas Vilniaus teritorinėse ligonių kasose, tarkime, nuo sausio iki rugsėjo? Taip, tokie duomenys yra ir sakykime, galima pasakyti, kad 13 metais sausio rugsėjo mėnesį buvo registruota žalų gerokai virš 2 milijonų. Tuo tarpu šiemet per tą patį laikotarpį 2 milijonų nepasiekė, netoli 2 milijonų. Tai štai per 9 mėnesius maždaug. Ar Lietuvoje dažnai girdime apie smurtą šeimoje, tačiau neretai sutuoktiniams duodamas laikas susitaikyti, jie susitaiko, duok dieve, ir tada nebeturi pretenzijų vienas kitam. Ar tuomet privalu atlyginti žalą būtent šitam fondo biudžetui, jei šeimos nariai nusprendžia susitaikyti? Taip, be abejo, kad privalu. Vėlgi situacija ta pati, tai yra tam tikrais nusikalstamais veiksmais yra padaroma žala kitam asmeniui. Ir netgi esant susitaikymui, žala privaloma sveikatos fondo biudžetui turi būti atlyginta. Ir tikrai galima pasakyti, kad Lietuvoje įsigaliojus smurto artimoje aplinkoje įstatymui, tokių atvejų ženkliai padaugėjo. Ir sutuoktiniai, nes dažniausiai tai turbūt yra konfliktai tarp sutuoktinių arba kitų artimų
žmonių. Tikrai yra ta tendencija, kad aistrom nurimų žmonės nori susitaikyti ir kyla tam tikras pasipiktinimas, kad galbūt, o kodėl mes čia turim dar atlyginti pinigus, sumokėti pinigus į valstybinį ligonių kasai, kad dėja taip yra ir jie privalo tą padaryti. Ir netgi ikiteisminio tyrimo pareigūnai tyrantys šias bylas dažnai reikalauja, kad būtų atlyginta žala arba patys žmonės. O jeigu iki susitaikymo žala nėra atlyginama, tokiu atveju ligonių kasos teikia ieškinį teismui ir vis tiek tą žalą išsiieško. Bet kokiu atveju žala yra išieškoma. Eismo įvykiai. Šitas rytis irgi tikrai dažnai nukenčia asmenys ir, kaip minėjot, kaip ir tų žalų mažiau per pastarosius mėnesius, tačiau kiek buvo vis dėlto išskaičiuota tų žalų, išieškota į biudžetą? Taip, eismo įvykiai sudaro tikrai ženklę dalį ir, sakykime, yra stebimos tam tikros eismo įvykių mažėjimo tendencijos lyginant 13 ir 14 metų policijos turimus duomenis. Tai mes savo žalose irgi matome tą tendenciją, sakykime, 13 metais per 9 mėnesius buvo su eismo įvykiai susijusių žalų registruota virš milijono, šiemet per tą patį laikotarpį nesiekia milijono, netoli milijono. Tai štai tam tikras mažėjimas yra. Ir be abejo, šiais atvejais žalos būna tikrai ganėtinai didelės. Sakykime, prisimenu vieną atvejį, kuomet paskaičiuota žala registruota buvo virš 100 000 litų. Tai tikrai yra ženkli suma ir žinoma šiame eismo įvykyje buvo sužaloti 4 asmenys. Bet nežiūrint to, vieno asmens gydymas kainavo per 90 000 litų. Tai štai sumos tikrai gali būti ženklios. Ir kalbant apie eismo įvykius, yra svarbu paminėti dar vieną aplinkybę, kad paprastai žmonės, kurie pakliūna į eismo įvykį ir pripažįstami kaltais, jie mano, kad jie turi atlyginti tik tais žalą kitos transporto priemonės vairuotojui, keleiviam arba kitiem asmenim, tačiau nemano, kad turėtų atlyginti žalą ir kartu su juo važiavusiam ir dažniausiai netgi kartu su juo važiavusiam artimiausiam žmonėm. Tai dėja, jeigu įvyksta eismo įvykis ir yra sužalojami kartu važiavę asmenys už tokių asmenų gydymą, taip pat turi būti žala atlyginama. Tik eismo įvykiuose yra šiek tiek paprastesnė situacija, kadangi Lietuvoje, kaip žinia, visi turi turėti privalomą transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimą, tai paprastai šią žalą atlygina draudimo bendrovės. Tačiau jeigu asmuo yra neapsidraudęs, tai tada jau konkrečiai tas asmuo, kuris pripažįstamas kaltu dėl eismo įvykio padarimo, turi atlyginti žalą. Na ir dar jūsų minėtosios Europos sveikatos draudimo kortelės. Kaipgi vyksta, kad jei iš vis įmanoma pasinaudoti neteisėtai ir jeigu žmogus nėra draustas privalomųjų sveikatos draudimu, o jam prireikia, būnant Europos šalyse, to gydymo, būtinosios medicinos pagalbos, pateikia ją? O tada jau kaip ir turėtų ligonių kasos ir išskaičiuoti tą žalą padaryti, ar ne? Taip. Tokių atvejų yra. Maždaug per metus apie 50 atvejų pasitaiko, kuomet mes gaunam informaciją, kad reikia atlyginti, reikia išsiieškoti žalą. O atsitinka tai labai paprastai. Išduodant asmeniui Europos sveikatos draudimo kortelę, jinai yra išduodama tam tikram terminui, pavyzdžiui, 2 metam. Asmuo gaudamas kortelę, jisai pasirašo pasižadėjimą, įsipareigoja tą kortelę nesinaudoti, jeigu nutrūks jo draustumas, tai yra jisai pataps nedraustu, arba jeigu ją pames. Ir paprastai žmonės pamiršta tą dalyką. Ir pavyzdžiui, turi 2 metus galiojančią Europos sveikatos draudimo kortelę, tačiau netenka darbo, atitinkamai nutrūksta jų draustumas, patys draudimo įmokų nemoka, taigi yra nedrausti, išvažiuoja į užsienį, atsitinka kažkokia tai nelaimė, liga užklumpa ir tokiu atveju pateikia draudimo kortelę, gauna paslaugas,
už jas pradžioje sumoka atitinkamos valstybės kompetitinga institucija, tuomet pateikia informaciją Lietuvai, Lietuva tas pinigų sumas sumoka ir kai pamato, kad asmuo yra nedraustas, jas tenka išsiieškoti iš žalą padariusių asmenų. Ir dar viena kategorija, tai būtų, labai norėčiau akcentuoti, dažnai žmonės deklaruoja savo išvykimą. Ir tačiau įstatymas numato tik tam tikras asmenų grupės, kurie privalo deklaruoti. Pavyzdžiui, studentai išvažiuojantys studijuoti į užsienį, to daryti neprivalo. Tačiau pasitaiko atveju, kad studentas deklaruoja savo išvykimą į užsienį, tuomet jisai tampa nedraustu, pasinaudoja kortelę ir taip susidaro tokia kurioziška situacija, kad jisai privalo atlyginti žalą privalomo sveikatos fondo biudžetui. Aš tikiu, kad mūsų pokalbis buvo naudingas žiūrovams. Aš dėkoju Jums šįryt, kad atvykote į mūsų studiją ir, žinoma, puikios dienos. Dėkui Jums taip pat.